pradedant pratimą turime įsitikinti keletą dalykų, kurie yra be galo svarbus. Tai kojas sulenksim per kelius ir klubus ir pastatysim maždaug į 90 laipsnių kampą, gal šiek tiek žemiau. Alkūnė bus vienoje linijoje su mūsų pečiu ir šonkauliais ir ranką laikysime tokioje pozicijoje, kad jinai galėtų kontaktuoti su šitu kauliuku ir šitu kauliuku viso pratimo metu. Tada nugaros apačia turėtų pasidaryti plokščia, vadinasi, dubuo turėtų būti pasuktas. Ir tada iškvėpsim orą per burną, kad šonkauliai nusileistų į apačią, jog pratimo metu neįvyktų kompensacija. Ir dabar tiesiog prikelsiu dubenį nuo žemės ir gražiai savo kūno viršų pasuksiu link žemės taip pat. Ir dabar šitoj pozicijoje kvėpavimas. Įkvėpiu ir iškvėpiu per burną ir turėčiau labiausiai jausti pilvo šoninius raumenis apačioje.